Kūrėjas. Užsimerk, nurimk. Pajus dieviškos energijos srautą einantį per tave. Jisai leidžiasi per tave, per visą tavo kūną, per tavo mintis, per tavo protą. Tavo veidas atsipalaiduoja, visi raumenys atsipalaiduoja. Visas kūnas nurimsta, nes jis atpažįsta Kūrėjo besąlyginės meilės energiją, besiliejančią per tave. Kūrėjas tai besąlyginė meilė, tai išmintis, tai protas, tai idėjos, tai transformacijos. Kūrėjas, jis yra tavyje ir tu esi jame. Kūrėjas tai yra vandenynas, o tu esi lašas. Ir kai lašas įkrenta į vandenyną, jisai ištirpsta jame, jis jau nebe lašas, jis jau vandenynas. Pajusk, pamatyk, kad tu esi lašas, ištirpstantis vandenyne, ištirpstantis Kūrėjo energijoje. Kūrėjas yra tavyje ir tu esi jame. Tu esi vienis su Kūrėju. Visa informacija esanti vandenyne yra ir vandens laše. Lygiai ta pati informacija. Todėl tavyje yra visa Kūrėjo informacija. Viskas, ko tau reikia, kad galėtum eiti savo keliu, augti, vystytis, bet pirmiausia pabusti. Pabusti ir suvokti, kad tu turi viską, ko tau reikia. Bet tu turi tai suvokti. Tu turi tai priimti. Tiesiai iš Kūrėjo rankų, tiesiai iš vandenyno. Pajus, kaip tu susilieji su Kūrėjo energija. Pačia galingiausia energija, Kūrėjo energija. Ji viską valo, tirpina, gydo, keičia, žadina, mokina. Pajusk jos vibracijas. Pajusk jos dažnį. Atpažink jį. Priprask prie jo. Jausk ją. Visą dieną, visose įvykiuose. Atpažink Kūrėją visose žmonėse, kurie yra aplinkui tave. Atpažink Kūrėjo siunčiamą pamoką, žinią, per kiekvieną žmogų, per kiekvieną situaciją, per kūno siunčiamus signalus. Kūrėjas kalba įvairiom kalbom. Išmok jas, skaityk jas, naudokis jomis.
Tai gali būti ir kūno signalai, kaip skausmas, liga, nuovargis, emocijos, žmonės esantys aplinkui, žodžiai, kuriuos jie pasako, jų elgesys, netyčia išgirstos frazės, perskaityti sakiniai, filmai, dainos žodžiai, mintis, kūrėjas kalba labai daug kalbų. Ir tu turi išmokti jas išgirsti, atpažinti, priimti, padėkoti, sureaguoti ir eiti toliau. Padėkok už kiekvieną pamoką, kurią kūrėjas tau siunčia. Už perspėjimus, už intuiciją, kai tu jauti, ką tu turi daryti, ko tu neturi daryti. Klausykis savo širdies. Kūrėjas kalba per tavo širdį. Kūrėjas kalba per tavo sielą. Išmok išgirsti. Išgirsti sielos balsą, širdies balsą, kūrėjo balsą. Aš jaučiu dievišką kūrėjo energiją manyje. Aš atskiriu kūrėjo balsą iš visų kitų balsų. Aš atpažįstu jį. Aš girdžiu savo sielos vedimą. Aš girdžiu savo širdies balsą. Aš jaučiu kūrėją esantį manyje. Aš matau kūrėją kituose žmonėse. Ir besąlyginė meilė mane užpildo, pripildo, liejasi per mane į kitus žmonės, apgaubia visą Žemės planetą. Miestus, valstybės, visą visatą. Ji liejasi per mane. Ir vis daugiau žmonių pajunta kūrėjo besąlyginę meilę. Dievišką energiją. Ir vis daugiau žmonių nušvinta, pabunda. Ir vis daugėja žemėje sąmoningų, atsibudusių žmonių, pabudusių žmonių, atpažįstančių kūrėjo meilę, jo balsą. Ir dieviška šviesa apgaubia mūsų Žemės planetą, visą visatą. Dėkoju kūrėjau tau už tavo besąlyginę meilę, už tai, kad tu esi manyje ir aš esu tavyje. Nuostabios tau dienos, ramybės, išminties